Labdienėlį. Tai grįžtam vėl prie mūsų projektų. Daržėm paversti į garažą. Tai gal pradžią biškį parodys, iš tikrųjų, per savaitę gal nuveikiau. Niek nefilmavau, niek nerodžiau. Bet, esmė, niek labai daug, bet biškį užtruk laiką. Tai įsivalė čia tos šiukšlyns, kur žiaurė ronk nekil, darbautais niek daryti. Tai va, išsipylė šitą. Bamt. Čia sulyginom, padarėm normalių užvažiavom, tai ir iš čia galės užvažiuoti. Ir iš čia. Čia aiškiai dar drabilk pasiimti, viską sudrebinti normalią, kad būtum tvirtą. Dabar biškį pralėjai, tai minkštą jį. Vakar ką važinėjos, atrodo vis keita, vis liuks, šiandien jau atsileidom. Toliau. Reik pabaigti nusilopti lens. Čia tas greita pasidarys. Toliau turėjom dar. Parsivežiau longus. Ir dabar koks planas bus. Turėjom vieną pjau dalį. Tai tas es čia. Tada longas tam tar bus. Čia bus longs. Čia bus longs. Čia ir čia. Ir dar turėsim pakeliam svarts, kaip gaisrinė, kad yra visus stiklas. Tai iš visos stiklą turėsim pakankamą. Tai dabar tik takų dar reik biškį medienos išsipjauti, nes šitiem net ir niekada pasiruoš, bet to jau šiandien vakar pasidarysiu. O dabar iš tikrųjų kuda labai nori pasidaryti. Tai čia vat, susitvarkyti to šiukšlyną, nes čia ir ne kažką realia. Reikia marčiau balkėlis, skartus mesėm į metaliną. Čia dongts ir bačkos didelės 4 mm turi metalas, tai reikia išsipjauti, likus dalį irgi į metaliną. Tai va, čia visokių ratlojink, padangų, visko, ir iš visko reikia surinkti, patraukti, čia visko išvalyti. Ir čia būtų milteliniaus pečius. Tas pečius man dabar paliks kaip sandėlioks tiesiog. Dar dėl to šitą pastatę lėkiams dar kol kas ne visiškai aiš, bet greičiausiai nuigi čia nebliks, nešiam žemintam, nes čia visiškai nereikalingas. Čia akmenų iškabinom lauk, akmenį suvarėm čia į pagrind biškilėlį, kad būtum normaliau. Čia dabar reikia biškį pralyginti, suteimti viską į tą dobį, tą bižvyrų užpilsiam, lygiai gražiai paliks. Tai va, plans kol kas toks, dabar šokam į traktorių reiks aliarks užpilti. Ir pradėsim vežiuotis visku. Vis čia reikia susitvarkyti to nesąmonę, nes čia vis irgi nieka pronk nekils, bet kažką reik pasidaryti, kitaip nebus. Nieks nepadarys. Tai va, tai važkimam į darbus. Nežinau, kiek čia matysis, bet ten, tai kažkur maždaug į fūr sukritus, su teleskopin matau po bištę ampanau. Gal reikia važiuoti, pabandyti padėti biškelėlį, bandysim išteimt lauk. Gal pas. Tai kam biškį prikepsim žmonėm. Realiai ką pafilmavau, kad sakau, reikia važiuoti, padėti. Žiūrėjau, ir išsitėm. Čia mūsų vieno vieto kažkur daugiau smėlį, gal buvo kažkas tuoj ten sukrėt. Dabar matau apsisok to kas ant žaltis yra. Bobkat, sakykime, ne bobkat. To teleskopinį va. Apsisok antrap, tai prie gal mūsų kabins. Jau pradėjo važiuoti. Žodžiu, išjudin iš tos mirties taškį ir viso dabar tėms tiesiog. Tai neprireik man pagalbos. Būtum buvo visai smagia. Pūr patompyti. Išsitempiau dongti. Norėjau parodyti iš tikrųjų aparatą. Nusipirkau plazmą iš Parksaidos. Realiai esu perpjojus kokius 2 cm, sakykime. Realiai dar net nežinau iš tikrųjų kaip normaliai dirbs, kada ilgesnį laiką reiks kažkaip pjauti panašiam. Sakykime, dabar pradėsim ten to kampelį. Ir pažiūrėsim, kiek mums atlaikys iš tikrųjų, nes čia ganėtinai nemaža vis aplinko atsipjauti. Tai pažiūrėsim, kaip mums dar buvons. Pažiūrėsim, kiek atlaikys. Užlinks. Vešim į garantinį. Sutvarkys. Tai nusipirkau realiai čia kažkur dirbės kažkoks savus, o visi rengs. Kad biškį reikia kažkur papjauti, dar kur nors, kad nereiktum diskėlių. Pasijungia uoršą, tą čunkt ir pjovė. Tai va, tai išbandysim dabar iš tikrųjų, kaip mums veik. Maskelį pasiėmėm, kad būtų zuik neprisigaudytum, kada neskurėtum. Žodžiu, bandau aš sumau pjauti, žiūrėsim, kas čia gausi.
Nu, apžvelgiam situaciją. Tai kompresorius įstiprė per silpnus, nes atrodo jau susprūks kompresorius. Tai dabar te pradėjau galvoti, kad aš galėčiau normaliai naudoti reikia, aišku, kompresoriaus galingesnė, visko kompresorius stovom. Bet kompresorių reikia oro filtrų naujų, panašiai, tai greičiausiai rytoj varysi Klaipėdą. Reikia iškart, iš tikrųjų, kad nepamirš, nes praėję savaitę važiavau, nepasėmiau nei filtrą, tų dėžių niek. Nes pasirodė, jeigu nori filtrą dėžys, tai aš tą, tipo filtrus pasikeisti, realiai turi. Tai ir su tom dėželėm. Tai reikia va pasiimti, kad čia tokios nešiuots. Tai reiks rėgiaus būt man, nes be to niek nebus. Tai reikia to pasiimti, būtum labai gerai iš tikrųjų dar į galą nusiimti. Šį kapirį prapūst, tai to reikia pasikeisti tarpinti, nežinau, bandyti. Reikės aš šiandien bandyti nusiimti tarpinį. Vešios tarpinį, da to pač gal gausi tarpins. Pasikeis to, sutvarkyti tepalus turi, užpilt tepalų, bus galim pajungti. Nes su to tikrai niek, nu atsileidus tau kampėlį vėjai nupjauši. Bet daugiau bus sudėtinga. Nes labai jau sunkiai oro pumpaun. Šitas kompresorius neaišku, čia į tepalus, šitas man dėr kažą. Ten čia ruoda. Ir, tepaliuk ir. Nes gyvenim nebais keis, tai tas yra čia gidadėt savo. Žodžiu, pats aparas iš tikrųjų veik. Gal netokie metalam, netoik dydžiaus pjaustyti. Bet kažkur smolkė, kad reikės aplinkui. Skilelį išpjauti, sakykime, čia dabar reikėtum kai skilelį. Visai gerai ant cen iš tikrųjų. Čia jau visą apdėgi. Čia jau šitas vangalis baigi išdegti poniai. Nu, matysim, čia kiek он čia laikys. Nu, nusival, čia šlaks realiam. Tai va, tai dabar bandau toliau pjauti. Pjausim tų tarp. Nu, reiks neštis turbink, man atrodo toliau. Pjausim tuos tau likus, nes čia su tau bais ilgą manišės. Tai va, aparat čia visai gera darbovant, kol kas dar nesudėgi, bet dar nedaug taip pavariavom. Nu, bandysim, gal dar pabandysim ir užlaužti, nu. Va, tai žodžiu, varau toliau. Žiūrėsim, kaip čia manį seksas. Spėjus to aparat, man reikia išmokti dar pirmą eilę elgtis, nes sudėgi galbūt. Tai gal kas nors pakomentuosit iš tikrųjų, kur darau klaidų. Įtar gal per arti laikau iš tikrųjų, bet aš tiesiog laikau, tipo, nu, realiai taip ir ir. Aš laikau tiesiog padėjusi nuo lygią, bet ant lygią praktiškai stovo, tai gal dėl tai pradėg mane. Gal biškai atstom palaikyti. Tai gal kas nors papasakosit iš tikrųjų, kaip su nuvelktis, nes pirms įk toj daiktų runko laikau, nes abą žiūrint. Du nebem, aiva. Nebe leipsnos normalios. Ir šiapku pastebėjau, kol kompresorius įpilns, normaliai pumpaun, labai gražiai pjauna iš tikrųjų. BSN ganėtina greita, bet kada jau pradėt pabišt trūkt, tada iš ką pradedant spjaudytis, dar kažkur gal dėl to iš tikrųjų pradėg mane. Na nežinau, gal kas nors pakomentuosit, nes sakau, pirms įsidor. Tai neįsivaizduom, kaip čia iš tikrųjų vis turėtų būti. Tai lauksiu jūsų komentarų. Gal kažkur galėsit pagelbėti mane, išmokyt kažko naujo. Tai va, nu žodžiu, dabar kai nešamės turbinki. Ir supjaustysim viską normaliai, nes čia tepti čia vis dengelį žaisti. Nė laik čia žaidom iš tikrųjų. Bet čia daug reikalų bus susitvarkyti. Tai žodžiu, keliaunam. Nu ku, dainelį prasideda. Ir kad pabaigiam nuveikti, pabaigiam to dungtus supjaustyti. Ir kur pagrindinę pasidariau, kur vant pats nepasidarys niekad, tai įsipjovėm medieną. Tai iš 5 liktuk supjovėm į 10 tuks. Ir 5 lek, čia dar sukrautiniai, 5 bus skėrt stogų. Nes ten dabar yra apie 10 suomų balkę, tai siūsiam dar po 5 suomus. Po to, kad turėtume 15 suomų užšiltinti stogą. Ne vis stog tai reiks. Stog šiltins va iki čia, nes čia kelsim lobs iki pat viršos. Čia toliau lobs leisis iki 3 metrų ir čia užsidarys suliktas balkės. Nes čia, kad bus pakeltos, kad netrukdytom pasikelti mašinai panašiai, tai bus aukščiau. Tai va, tai čia, žodžiu, tas bus pats baisiojus darbas, čia iš visų reiks užšiltintas lobs.
kiek nekien šiltinimai vis tiek, manau, bus labai daug čia. Bet nesvarbu, žodžiu, dabar toliau pirmai balkėlį įstačiau. Čia bus longų riems, tai va, jinai bus priviršaus. Tai panašiai longs gausis, tai iki čia kažkur. Tai va, tas prisisok, dedu viršutin balkį, prisok, galės išsipjauti tarp. Ir čia dar vienas stats įsidės, nes per vis to tarp nesigauna. Tai va, čia longs, čia to pat padaryti. Čia žodžiu, čiutiniau kiekvieną tarpą, čia tuntus pusę, į to pusę dada longą. Turėsim nemažą šviesos. Tai va, tai šiandien planas pasistengti spėti susidėti visko. Dabar turėjom apie pos 10 ryt metų. Pirmos galim pos 2 kažkur išvažiuoju į Klaipėdą, reik nemažą sur apliekti. Galvos reik, po to reik moco, ten tų špilkėlį dar visokių reikalų ir. Tai va, kad visko pažiūrėti, visko spėti. Reik anksčiau liekti, šiandien nežinau, sakau, kiek čia spėsiu. Bent tausėjim, galvoju spėti sudėti riems longam. Po tų longs jau sudėsim, čia longs jau bus neteik sudėtinga. Na, aišku, bus reikalų, kad reiks nsikelti. Bet šiaip tai čia jau pasidarys. Na, kai jau bus longa, galėsiu iš lauk pusę visko pradėti siūti. Tai va, tai biškai pradėsiu judėti reikalai priekį. Dabar gerai atrodo, visur kiaur sėjins. Visur nulaps lentelis. Tai va, žodžiu, keliavom prie darbų. Reik apnors spėti šiandien, bent jau tausėjim pasidaryti. Nu, žodžiu, galim apžiūrėti, ko nuveikiau, tai vienas riems padaryti šitą lentą, kad reik nulapti. O antrą jau viršutitus susidėjau. Liek realiai tik tą padalinti, kad čunkt. Tai bus, kad šito per vadrį longį dedam. Bet gavau žinutį, kad dar bimbaldalių parem. Tai reik pažiūrėti, kiek kretingos pasiimti. Tai realiai šiandien darbą baigti, varau susiruošti. Liek į Klaipėdą, o ko atsiunt, parodys, kai jau turėsiu su savim. Tai va, ir dabar realiai bimbalo visko turėsim, tada reiks dar bandyti eiti prie šio kadenciją kažką biškilėlį, kažką pasidaryti. Tas visiškai nebuvo prieis. Bet kaip nors judėsim, iš tikrųjų dabar vis fokus sutelkti į garažą. Nori iš tikrųjų kuo greičiau dasėti iki to, kad pakeltau pasistatyti. Sudės pakeltaus, durys įsidės. Ir tada ten galėsiu gal to garažą apvalyti antroji. Iš ten daug galėsiu čia pervežti. Tai vien dėl to, tai čia nori to pirmą eilę viską čia pasidaryti. Aiškiai, kito čia dar daug reikalų, bet šiandien jau atradinsi. Tai dar turėjom laiką, dar kelis dienas ir nemažą, manau, dar pavyks pasidaryti. Tai va, žodžiu, varau ruoštis ir liek į Kretingą. Po to į Klaipėdą viską, kur reikia susipirkti. Ir ryto kepsim vėl toliau į darbus. Nu, į dėnelį. Apžvelgiam, ko parsivežėm. Tam iš šonų. Tepalą kompresorių. Nu, į filtrą. Nusimėm visgi galvą. Tam naujas tarpinėlis. Sudėsim tarpins naujas ir špilkėlių. Motociklos galvą. Ir plius, ko sakiau, bimbalo. Iškėlė užpakausim, tai čia turbūt Partronic blokėlis, mygtoks ir laidinsvas. Bet čia ne tik Partronic laidins, čia yra LVS mašinos laidins. Gal tik varikliaus skyriaus nėra. Tai va, reiks išsipinti lauk laidus, sudedam laidus į mašiną ir galėsim padaryti vis panelį vidų. Ir galėsim išbandyti tą Partronicą veik. Ne, Partronic reikės dar privežti, nuvežti pas elektriką. Bet žodžiu, pradžio visgi ėjus dabar motociklą reikia po biškį iš tikrųjų damušnėti, turi pilnų visokių, vis nedabaig, tai pradėkime dabar nuo motociklą. Šiandien beje buvau jau ir ten statybos, tai prasimušiau VNC sulongas, tiksliau riems padariau. Ir po to reikės eiti plėvelį, ten dar visko nesamui, čia labai karšt palikti. Tai aš mėgstinį reikia nusimoj, bet kadangi pjaustau su družba pastovę, tai vas step su tom pjuvenom apkeipsios, nes pašalė neišt. Tai. Nu, kol kas dabar tam palikau, vakarį gal dar nuės, kad biškai atvies. Dabar galvoju reikia su motociklu užsiimti.
Tai va, žodžiu, grįžtam atgal. Aišku, vistas Igoris būtent daug paprašė buvo sudėti, ką buvo išimt. Kadangi jau galvai nuveršt, aš nustatau nebenuiminė žemens, tarkim naujos nenoriu pirkti. Bandysim borti. Tai va, tai čia dabar nemažas skylėlį ir unceptinius reikios padaryti. Tokių vaštų realiai nėra. Tai nežinau, kodėl taip sugalvojimą padaryti. Dabar reiks kažką pataisyti. Bet jau matau problemą, kad gali neprieiti sugraužtų. Prie kai kurių skylėlių. Nu, bandysim, matysim, kaip čia gausis. Žodžiu, bandau kažkur pradėti gimdyti. Jeigu kažkas gausis, kažkas dėsis, parodysiu. Jeigu nesigausis, jį parodysiu. Na, apžvelgiam, kur nuveikiau. Tai va, turėjom surinkti galvą, vis sudėti savo veids, vožtos esu reguliajus. Pribaratorių užsidėjau. Iško nepateikta šitą vačtėlis. Tai nežinau, kaip čia bus. Čia va, nelabai matosi, kaip jis laibė šviesos. Nu, bet esmė, čia dabar tas įtaks jokios nedaro. Tepalą įpyliau. Antrą pas surinkt. Aišku, jie turi šitą reiktam pakabinti savo vietą, kaip mums turi būti. Bet dabar nesvaru, dabar žodžiu man reik žvakį. Vienas numoklis, dvi žvakis. Vien žvakį reik pakeisti ant trajektorių. Tai va, ryto gausiu žvakį, sudėtau. Ir viskas, man atrodo. Bandysim nu pakorti. Žiūrėsim, aš bandžiau gyvį ženklą šukruot. Kibirkšmuš. Tai jau į gerą ženklus. Čia galbūt šitaip padaryti. Čia išjungs degiams, čia įjungts. Nes to nuspaudos degiams, nu, kibirkš pradings į žvakę. Tai va, nu žodžiu, dabar tuik situacija. Laukam rytojaus, gaunam žvakį, sukam žvakį ir bandom mano pakorti. Tikėkimės, kad esu. Gal. Nu, aš optimistiškai nusiteiksiu iš tikrųjų. Tai manau, kad vis bus gera. Ir galėsim ryto pabandyti prasivažiuoti. Tai va. Žodžiu, dabar teik. Toliau iš tikrųjų nemažą valandų, jau čia gan ilgą aš prinau užtrukau. Šiandien nežinau, aš nors bedėrpsiu. Na, nežinau, gal reis dabar biškį prisėsti, pailsėti, atsipūsti. Gal atsiras vėl nuorai dar kažkur pasikrapšyti. Žodžiu, dabar teik, greičiausiai ryto parodys, kas toliau vyks, kad žvakį suksim. Nu, kur surinkom, mutuosi, sukom žvakį. Reik bandyti užkorti. Nežinau, kaip čia gausis. Vien žvakį realiai neužsidėt, nes ir toks žvaklaits. Žiūrėk, man pasakys. Šiuoškai aš biškį mažas rado. Nu, problema. Jo, švariklios nepraunam. Kompresiją turim gerą vadins. Kaip užkorti. Susidūrėm su tą problemą. Biškį svoriaus trūkst. Tai gerai, dabar šiaip iš tikrųjų turėjom vieną dalyką. Biškį parodysiu. Šį svirtelį išjungt tam spaudimo, nespaudimo, kad iš kompresiją, kad nuimtom kompresiją, kad lengviau prasimintom. Ten reik susitvarkyti dabar ir kojelį nulaužti, ten reik tam realiai turėtų kojelį būti, kažkur turi būti kažkokį rankinėlį, kurį nuvaldytom. Bet čia kažana, čia tai bus, aš labai abejoju. Jo, nes aš matau, kad čia ir ausėlį, čia turėjom kažkoks trosėlis turėtum būti. Kad nu galėtum išmest lauko kompresijai. Nes dabar tai čia nesąmonė, aš nenumenu. Aiškiai, kojelį dar reiktam prisisakt normaliai. Čia, žodžiu, turėjom tu ir situaciją, kai turėjom rekstuojam kveistis, tas gal užkors. Nu, atradom problemą, buvom iš tikrųjų pakūrę, bet nebepafilmavau. Esmė buvo žvaklaidis. Antras, mans įves gerą, antrajam vas tai šitą, kadangi čia neišsisok lauk, originalą aš negaunu, tai pritaikysim kažkokį numašins. Tai žodžiu, sujungam padariau, užvyniuoju su izoliacijai.
čia kažkur gražiai apvyniuojasi, kad nesimaišytom ir užmaunam ir bandysim užkorti. Tai jo, suvyniuoju visku. Šitą sujungimą padarėm. Ir pabandysim dar kartą pakorti. Pažįsim, man pavyks pačiam užkorti ar ne. Stuim, sakau, buvau užkurs iš tikrųjų, tai kaip ir biškį apsukų gal daug, biškį karburetorių reiktum pareguliuoti, bet darbavos. Tai va, tai žodžiu, bandom ir tai jau pat pafilmuosim. Esmė to mūsas neužkoris niekados. Marija, pavargau. Tai va, žodžiu. Kad norės pasivažinėti, reiks peistestuojam. Kaip sakau, sakiau, kad nebereik daugiau bandyti. Čia koris vis tiek nepavyksta. Bet kur aš nebandysiu, reik pabandyti. Ir praslyd kuoj. Bam, kakaliau į kojelį. Visų ten, vis paėnu. Tai va, taip lygio vieto prisidirbam. Važiau tuojams, bandys korti. Gal pavyks. Pabandysim dabar nufilmuoti kapustykos. Dabar. Ledas. Reiks eiti pilsytais, 2 naktį išvarom į Kauną, į lėktuvą lėpti ir varyti vėl darbuotės. Tai va, tam karto teik, iki kitų susitikimų.